Sveiki, aš esu Lina Balsė ir šį vakarą įrašinėju aromatipsichologinių testo analizę. Tai yra metodas per santykį su aromatais, reakcija į natūralius eterinių aliejų aromatus, atpažinti savo emocijas, savo poreikius, savo skaudamas vietas, savo iššūkių priežastis ir rasti vidinius resursus, evoliucionuoti, augti, vystytis ir išaugti savo problemą. Kartais klientai ateina su tokiu klausimu, kuris ne visai įmanoma atsakyti iš aromatesto. Pavyzdžiui, klausia, o kokio darbo man ieškotis? Bet atsakymas jau yra juose. Bet yra kažkokios kliūtis, kodėl žmogus dar neišgirdo to savo pašaukimo, nesuvokė arba neleido savo tos informacijos priimti, patikėti ir pajudėti tą kryptimį. Ir po aromatestavimo žmogus geriau save supranta, o sukurti transformaciniai, individualūs kvepalai duoda tas vidinius resursus ir didžiulį postumį vystyti tas savybės, demonstruoti, išreikšti tas savybės, sukelti tas emocijas, kurių reikia ir gydyti tas emocinės vidinės žaizdas, tos barjerus paleisti, kurie kliudė realizuoti tą tikslą. Tad net kai aromatestas duoda tokį abstraktesnį atsakymą daugiau apie priežastis, kodėl tu dar nepasiekiai to tikslo, kodėl tau kyla sunkumų su tuo tikslu, kas tau kliudo, ko tu bijai, kas tavyje yra sužeista. Darbas toliau su parinktais eteriniais aliejais, mes juos vadinam raktiniais eteriniais aliejais ir sukurtais transformaciniais kvepalais, leidžia tos barjerus paleisti, atskleisti savyje tas savybės, kurių reikia, įveikti būtent tam iššūkiui, kuris dabar yra aktualiausias. Man aromatipsichologinis testavimas yra tokia unikali metodika, kuri neprimeta klientui jokio paveikslo, į kurį jis turi orientuotis, kad štai optimalus auksinis standartas, koks turi būti žmogus, kokias savybės yra gerai turėti, kaip turi save realizuoti ir nesvarbu, kur tu esi, bet auk link šitos vietos, nesvarbu, ar iš čia, ir Jonas, ir Petras, ir Onutė, ir Marytė, visi į tą tašką, judėkim į tą tobulo žmogaus vaizdinį. Ne, kiekvienas žmogus turi savo misiją, savo kelią, savo pašaukimą. Ir aromatestas parodo, su kuo būtent šitas žmogus dabar stringa ir kokios jam pagalbos reikia. Ir sukuriamas resursas būtent šitam žmogui, kas yra labai toks individualus priėjimas. Šiandieną aš jau pasidariau savo užrašus, kad mes sparčiau, negrybaujant per daug plačiai, išanalizuosime mano buvusios studentės atsiųstą testą, pasitarti norėjo mano kaip mokytojos nuomonės ir žvilgsnio iš šalies, nes kartais, kai testas yra savo arba artimam žmogui, yra sunku objektyviai mąstyti, žiūrėti ir net jeigu daug ką žinai, yra rizika truputėlį orientuotis į tai, ką tu jau žinai ir nepamatyti to, ko ir iki šiol nematei. Tad šiandieną aš nagrinėju Aušros testą ir kviečiu jūs į šią analizę kartu tam, kad pamatytumėte aromatipsichologinio testo galimybės, ką jis gali atskleisti. Tu pasikeliu savo jos atsiųstus testo lapus, štai. Matau visus jos pasirinkimus, jos visas reakcijas ir taip pat matau jos raktinius aliejus, jų sąrašą. Aušra pagrindinės užklausas, su kuria Aušra pasidarė testą ir ko jinai nori, kas yra jos tikslas šiuo metu, tai vidinė ramybė, poreikis paleisti praeities įvykius ir lengviau judėti į priekį. Nusimesti reiškia naštą, bagažą, kad judėti į priekį. Bet tikslaus įvardinimo, ką būtent nori paleisti ir tai pirmiausia turime bendrą tokį vertinimą, kad 53 iš visų uostytų aromatų ją traukia, patinka, sukelia pozityvias reakcijas. Tai rodo, kad jinai pakankamai stabili emociškai, psichologiškai, galima kalbėtis
giliai, nuoširdžiai, atvirai, nebūtina labai vynioti stipriai į vatą, bet yra, kadangi 23% buvo atstumiančių aromatų, yra pakankama tokio, nu, kabliukų streso, vis tik tai žiūrėkit, daug ar mažai būti, jeigu būtume pyragas ir 23% mūsų pyrago būtų sužeista, jeigu būtų atstumta arba tiesiog iškirpta iš bendro pyrago, ar tai daug ar mažai? Nes mes visi esam trupučiuką aplamdyti, visi esam kažkur traumuoti, visi turim tą vaikystės praeities bagažą, ar ne? Nėra žmonių suaugusių, kurie kaip baltas lapas būtų dar niekart nesulamdyti gerai, jeigu išsitiesinom. Tai kaip jums atrodo, 23% savęs sužeisto, atstumto yra daug ar mažai? Mano supratimu, tai yra stresas, tai yra krūvis, bet tai ne katastrofa. Šiuo metu Aušra yra pajėgi kažką keisti, dirbti, imtis to iššūkio, paleisti praeities įvykius. Nėra taip, kad klausyk, tave dabar tik glostyti galima, nes būna ir tokiu atveju, kai žmogui labai labai reikia pagalbos, bet realybė yra, va tik toks mažas plyšelis jam padėti, jo visi jau resursai išsekė ir jisai nepajėgtų jokių sunkesnių nei praktikų atlikti, nei susikaupti, nei atverti savo sąmonės ar keistis, nes tai reikalauja vidinių resursus. O Aušra yra pajėgi dirbti, todėl judami prieki. Žiūriu, jos imsios užrašus, kad jūsų neveščiau per daug aplinkui. Taigi pirmieji mano pastebėjimai iš bendro pasiskirstimo jos reakcijų, kad jausmas, jog ji varo save lyg bėgant nuo kažko. Toks jausmas, kad saugumą randa užimtume ir produktyvume. Galbūt yra truputėlį perfekcionizmo, bet turbūt ne tame pagrindinė esmė. Pagrindinė esmė bus toksai, žinot, kaip esi labai pavargęs nuo to, ką darai ir tau nelieka laiko nei planuoti, nei kažką strategiškai tobulinti, kad galėtum daryti efektyviau, daryti mažiau, bet gauti geresnį rezultatą. Net jeigu suvoki, kad tai, ką darai, tau nelabai tinka, neveda ten, kur nori, reikia pauzės, reikia laiko apmastyti, reikia vidinių resursų, priimti sprendimus, inicijuoti pokyčius. O jeigu tu nuolatinėme bėgime ir darbuose ir nuovargyje, tada šito resurso viduje nėra, neduodi savo. Ir tai tenka pasiryžti tada dideliai, ta pauzė yra didelė auka, nes kurį laiką tu, jeigu nebūsi produktyvi, suprantama, kad nedirbi, neuždirbi. Įdomus rezultatas, ją labai traukė, bent tik vienas pliusas padėtas, bet visi be išimties valios aromatai. Ir kadangi jos fizinė energija, rodantis eteriniai aliejai, vienas patiko, porą atstumiančių iš to pasiskirstimo, man toks įspūdis susidarė, kad jie truputėlį 100% valios pastangomis palaiko save tempe, palaiko save tame produktyvume, tame ėjime, nes kol jinai kažką daro produktyviai, dirba, uždirba, teikia paslaugas, atlieka darbus, pasirūpina buitimi, šeima, tol jinai turi pasiteisinimą, kad bet tai aš kažkuo prasmingu užimta ir todėl neturėjau laiko savo pauziai ir savo kitiems poreikiams. Taip. Tad įdeda didžiulę valios jėgą, didelį užsispyrimą bei atkaklumą ir jinai tikrai daug nuveikia, tai leidžia atlikti daug darbo, bet tai yra mainai. Laikas ir pastangos mainais į atlygį ir fiziniai resursai nekritinėje būklėje. Ir jinai gali arba judėti link išsekimo, arba atsigavinėti link išsekimo, bet kelti save už batraiščių. Taip rimtai ir su atkakliom pastangom, kaip atlaikyti ir tą tempą, ir pasirūpinti savimi, atkurti jėgas. Gali būti arba atsigaunanti nuo ribos peržengimo, arba artėti link ribos peržengimo.
kai kūnas atsisako paklusti ir tada sustoja vienaip ar kitaip per psichologinę sveikatą, fizinę sveikatą, o kartais būna žmonėms apima toksai noras atidėlioti viską, toks neproduktyvumas, tingėjimas, laiko švaistimas, patys save graužia, kad tingi, bet realybėje tai yra psichika bando rankinį stabdį užtraukti ir pristabdyti, sako, palauk, neskubėk, atidėkim, pailsėkim, dar turim laiko. Tai yra apsauginės reakcijos kartais. Ir trūksta vidinio resurso tobulėti, planuoti, kurti, mokytis, įsisavinti, taikyti. Tai yra įdėkti kažkokias naujoves, strateginės naujoves, nes visiškai neutrali reakcija į visus su susikaupimu, su žinių įsisavinimu, su planavimu, koncentracija, su tuo įjimu į gilį arba aukštyn susijusiais aromatais, visos reakcijos neutralios. Galbūt jeigu priskirtume kiparisą, jau turėtume vieną iš tada 6 aromatų, kuris traukia toj vietoj. Tad kaip ir smalsumo greičiausiai yra, noro kažką tai naujo, kitokio, sužinoti, išmokti, atrasti, nes žino, kad tas pats per tą patį, ten sprendimo nėra, reikia kažko naujo. Tada apie tai, kas gali atverti galimybės pokyčiams, greičiausiai smalsumo, atvirumo, kažką sužinoti yra, bet turbūt gebėjimas įsisavinti tai yra tas bite size, vieno kąsnio dydžio sumuštinukais. Ir vėlgi tam, kad susiplanuoti, susidėlioti strategiją, kad susidėlioti turimą žinias ir informaciją ir resursus, reikia ramiai sustoti, reikia apmastyti, reikia pabūti su savo mintimis ir jausmais pačiai, o vis tik tais matėm bėgimą į produktyvumą, o bėgimą nuo ko? Visada yra klausimas, nuo ko bėgi į kažką. Nes tie dalykai, link kurių bėgi, atrodo svarbus ir visas dėmesys į juos, kaip svarbu šitai padaryti, pareigingumas, materialiniai poreikiai, tikslai, bet kartais tai yra tik pretekstas. Toks, kurį sutiks priimti aplinkiniai, kurį sutiksim patys priimti. Ir taip pat matau, pusę citrusų traukia, pusę neutralus. Tai čia mūsų optimizmo, socializacijos aromatai, gyvenimo džiaugsmo aromatai, bet jie traukia tokie, kurie padeda susikaupti, sukelti energiją ir būti darbingesniai. O ne tie, kurie skatina atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu, truputį paišlaidauti, truputį pasilepinti. Šitie aromatai reakcijos neutralios. Tad pasirinko netgi tuos citrusinius aromatus, kurie vis tik tais palaikys produktyvumą, o neleis visiškai paleisti vadžias ir pasileisti plaukus. Labai didelė tikimybė, kad bėga į bendravimą, kad jinai yra labai moteriška, labai švelnėja, labai didžioji dalis moteriškų aromatų traukia, 3 iš 4, bet vienas minuse pas mus, moteriška, švelni, minkšta tokia asmenybė, labai gražios, jaukios, malonios moteriškos energijos, iš karto šalia jos jautiesi saugiai, minkštai, visi vaikai šalia jos turbūt jaučiasi jaukiai, komfortiškai, minkštai, kai jinai yra resursinėje, toj pozityvioj būsenoj ir turi energijos spinduliuoti. Bet kadangi yra tas bėgimas nuo vidinių praeities įvykių, nuo skausmingų emocijų, nuo per ilgo mąstymo, užstrigimo ties jomis, tai gali būti bėgimas į triukšmą, bėgimas į bendravimą, bėgimas į socializaciją, į veiklas. Apie produktyvumą mes jau pakalbėjome, bet taip pat gali būti bendravimas, bėgimas ir į moterų ratus, ir į kažkokias tai praktikas. Gal tai duos resurso ir bus viskas šaunu, nes tai pripildys vidinio resurso, gyvenimo džiaugsmo, padės atsipalaiduoti. Bet vis tik tai yra vis dar bėgimas nuo buvimo ramybėje, tyloje su savo mintimis, kurias vis tik tais reikia išmastyti, reikia išgirsti, reikia išsibūti su savim ir reikia strategiškai susidėlioti savo 5-mečio, 10-mečio, metų, mėnesio, savaitės planą, ne vien susirašyti klientus į darbų kalendorių. Aš matau didelį trūkumą to strateginio planavimo. O tam, kad gyvenimas taptų tokiu, kokiu aš noriu jį matyti,
kokių man reikia pokyčių, kokiu tempu aš pajėgi objektyviai juos įgyvendinti ir kaip man juos laikiai išdėstyti ir kaip man jiems skaptuoti laiko tarpelius reguliarius, kad galėčiau dirbti dėl savo strateginių tikslų, o ne tik vykdydama einamasias pareigas. Nes jeigu vykdom tik einamasias pareigas, mes sukamės ratu kaip žirkenai. Jeigu mes išskaptuojam truputėlį, nors valandėlę laiko, nors porą syk per savaitę, greitu ar lėtu tempu mes galime turėti evoliuciją gyvenimo kokybės, gyvenimo būdo link to, ko trokšta širdis. Taip, širdyje, kūne gali būti dar ganėtinai daug nepaleisto skausmo, kuris yra kaip po paviršium, toks tarsi, žinot, plonas ledas, o tenais daug to šalto vandens, į kurį nesinori įkristi. Nors galiu tiesiog pasidalinti, kad taip atrodo tol, kol nepanėri. Bet jeigu panėri ne dėl to, kad tave netyčia įlūžai kažkoks trigeris įtraukia, o jeigu sutraškėjus tam ledui lūžtant sutinki sąmoningai nerti ir pasirenki į tą emocinę būseną, nelabai minčių traukinį paleidžiant išvedžiojimą ir savęs kankinimą, bet nerti į emocinę būseną, susijungti su ją savo kūne maksimaliai giliai, tarsi norėtum pranerti kiaurai. Pasirodo, kad ir ta bedugnė didžiulė emocija, tas didžiulis sielvarto vandenynas yra irgi tik tais lūkštas paviršiaus, pro kurį praneri ir tu į tikrąją save grįžti ir pajunti, o kas esu aš po visu tuo, prieš visą tai ir kuo aš visada būsiu, kas yra nepajudinama ir nekintama. Gerai, tęskime toliau aromapsichologinio testo analizę. Aušrai, reikia man pasižymėti, kur aš skaitau. Taip, ir labai reikalingas apsivalymas. Jinai ir pati įvardino, kad nori paleisti praeities įvykius, bet čia noriu pabrėžti, kad neišeis nuo jų pabėgti. Apsivalymas yra visų pirma per pripažinimą, įvardinimą, išbuvimą, tokį sąmoningą, šviesų sąmoningą priėmimą visko, kas įvyko, visko, kas jaustas, savęs, visą tai jaučiančios. Ir tik po priėmimo gali įvykti atleidimas. Ir svarbiausia kartais yra atleisti savo. Netgi ne tam, kuris tave įskaudino, bet tau už visas tavo reakcijas ir taip ilgai nešiota tą bagažą. Taip. Tai dar esu pasižymėjus vis dar bėgime, esminė tema besisukanti, kad asmenybė labai moteriška, švelni, maloni, šilta, sociumas ją mielai priima, jau minėjau, ir žmonės greičiausiai jai lengvai atsiveria ir galbūt jos viduje nešamas bagažas emocinis ir skausmingi praeities įvykiai kitiems turintiems savo bagažą leidžia įeiti į tokį kaip ir rezonansą ir kitiems atsidaro stalčiai, taip sakant, ir visas tas bagažas mielai išsikrato. Ir ant šitos labai mielos, malonios moters, kuri labai nori pasitarnauti, būti gera, visus mylėti, apkabinti, greičiausiai yra toksai iš to noro padėti greta savo įprastinio, labiau praktiško darbo gali atlikti ir emocinės šiukšliadėžės vaidmenį. Gražiau galima būtų psichologės vaidmenį, bet tai, jeigu žmonės norėtų realiai spręsti savo problemas, jie įeitų pas psichologą arba specialistą kokios nors rūšies, kuris būtent tą ir žada, padėti jiems spręsti problemas. Bet jeigu eini pas kažką visai ne į tą temą ir tiesiog iškratai savo bagažą, tai ką nori, tiesiog pozityvios energijos, meilės, globos, palaikymo, nes visi norim būti mylimi, bet realiai kažkam atiduodi tą sunkų bagažą ir tas, sakykime, krūvis, tas toksiškumas, kurį reikia paleisti. Jaučiu, kad kiekvieną kartą, kai žmonės surezonuoja su Aušros bagažu, jie prideda ant viršaus savo bagažą ir atiduoda dalį tos energijos Aušrai ir jai jau nebeišeina tokio kiekio, dar savo nepradirbus, transformuoti dar ir svetimo ir todėl tai slegia ir darosi per daug. Jau labiau tai dar
ne savo darbo darymas. Gaunasi, kai iš to noro, didelio noro padėti, iš tos geros širdies ir meilės žmonėms. Taip, tą ir buvau pasižiūrėjusi, kad žmonės jie lengvai pasidalina savo rūpesčiais, lengvai išsikalba, nes jinai maloniai ir išklauso, ir palaiko, ir padrasina. Ir turi tų empatinių įgūdžių visi, kurie empatijos išmoksta ir kitų emocinius polinkius atliepti tie, kurių saugumo dėliai reikėjo prisitaikyti dažnai prie vaikystėje, tapti, stebėti ir atliepti ir kontroliuoti kitų emocijas, kad išliktum saugus. Kartais tai yra nebūtinai super dramatiškos kritinės aplinkybės, bet įtampa, kurioje augi prisitaikydamas prie tų, nuo kurių priklausai. Ne, toks mini Stokholmo sindromas pas mus daugelį yra. Taip, judėkime toliau. Taip, iš klientų užsikrauna daugiau negu pajėgia dar ant savo bagažo transformuoti ir atlaikyti. Jos pasirinkti aromatai ylang-ylang, frankincense, arbatmedis ir pipirmėtė. Taip pat matau traukia Ravintsara Copaiba, lygiaverčiai su pipirmėtė ir labai atstumia muskato riešutas, citrinžolė, oreganas arba raudonėlis ir vetiverija. Tai čia mano mintis yra, jog jau kalbėjom daug kartų apie tą bėgimą į produktyvumą, bėgimą į užimtumą ir sukimąsi to žiurkėno ratu, tas pats per tą patį, pripildom kalendorių darbų, pareigų, daržų ir šeimyninių naminių reikalų ir tada nebepasiliekam laiko savo sustoti, būti čia ir dabar ir jausti visko, ką jaučiu, mąstyti, ką toliau daryti, priiminėti sprendimų, tada nereikia, turi pasiteisimą, aš per daug užimta, aš nespėju, aš neturiu laiko. Ir čia toksai, žinai, kai pamatai labai labai apverstus namus, taip siaubingai apverstus, kaip filmuose rodo tos kaupėjų namus, rankos tiesiog nusvyra ir geriau norisi gal apsisukti ir nematyti viso šito bagažo. Tai kai pas ją yra jausmas, kad truputį per daug ten visko prikaupta, o aš turiu tik labai mažytės kelių minučių pertraukėlę savo, tikrai neužteks to laiko, todėl geriau net nepradėti nenerti į visą tai. Tad vėlgi tas užimtumo palaikymas yra būdas vengti, sustoti ir būti su tuo ir pradėti judinti visą šitą bagažą. Patogiau, saugiau, nykti, bėgti, apsimesti, kad nėra laiko. Taip, toliau einant iš pirmoji vietų ylang-ylang pasirinkimo, jaučiu, kad mūsų Aušra jaučia daug įtampos, galbūt vidinio užgniaužto, neišreikšto pykčio, bet dar labiau už jo paslėpto liūdesio, nes kartais mes susluoksniuojam kaip torto sluoksnius emocijas ir tokia paviršinė emocija gali būti pyktis, kurio net nelabai gali išreikšti, jį vis tiek nuryji, bet tai pyktis yra tokia gera veiksmo ir apsauginė dar emocija, kuri liktai saugo nuo tų dar gilesnių, jautresnių emocijų, bet po viso tuo jaučiu, kad yra daug liūdesio ir yra sužeistas, užgautas vidinis vaikas. Ir turi nuostabią moterišką energiją, švelnumą ir daug kūrybinės energijos, bet greičiausiai yra atitrūkusi nuo šios savo savasties ir galbūt net nejunta taip aiškiai pati to, kas yra, ir aplinkiniai gali geriau jausti jos tą labai šiltą, švelnią energiją ir kokią vertę iš jos gauna, kokią gražią energiją, o pati Aušra gali taip to nesuvokti, nuvertinti, nerasti produktyvių būdų tai panaudoti maksimaliai vertei kurti pasaulyje. Ir sekantis jos pasirinkimas Bosvelijų eterinis aliejus rodo, kad yra daug vidinio nesaugumo ir pasimetimo jausmo, tokio, kad aš tarp viso šito bagažo pasiklydau ir neturiu kompaso, neturiu žemėlapio, neturiu, kas man rodytų kelią, jaučiuosi pasiklydusi maža mergaitė, gūdžiame miške, bijanti vilkų, nes jau žinau, kokie jie pavojingi, jau vieną kitą esu sutikusi. Toks man
intuityvus įspūdis iš šių aromatų, to energetinio, emocinio poveikio. Gali jaustis nutolusi nuo tėvo arba tiesiog psichologiškai stokojanti tokio tvirto tėviško vedimo, palaikymo, apsaugos, globos ir išmintingo vedimo, kas suteiktų vidinį tokį tvirtumą, užtikrintumą einant į priekį gyvenime, į naujoves gyvenime, į pokyčius su didesniu saugumo jausmu. Didelė tikimybė, kad turi energetinių parazitų, mintančių jos baimę, liūdėsių, neišreikštų pykčių, arba gali būti toksiški santykiai iš praeities, tebėra energetiniais saitais prisikabinę. Kol kas reikėtų tą atskirai įvertinti, nesu tikra, ar tai yra, nes gali to nepriimti, atmesti, kas klausotės, bet aš asmeniškai tikiu, kad mes egzistuojam tam tikrose mums suprantamose dimensijose, bet jų yra daugiau. Ir mūsų emocijos, mūsų emocijų skleidžiama energija gali būti penas vienokioms arba kitokioms būtybėms. Ar ne, šalia mūsų gali ir angelai mielai leisti laiką, ir žymiai žemesni, ir nemalonus sutvėrimai. Ir jeigu labai daug nešiojasi to emocinio bagažo, tai galiausiai, kad tave kaip skanų kąsnelį gali pasirinkti tie, kurie toliau norės tą patį peną gauti, palaikyti tą pačią tavo būseną, kad galėtų toliau egzistuoti mieste, ar ne? Tai gali būti energetiniai parazitai, o gali būti tie, ir pati užklausoje Aušra paminėjo, kad trokšta vidinės ramybės ir leisti praeities įvykius judėti į priekį. Tad galbūt praeitie yra tų toksiškų santykių ir išlikę energetiniai saitai, kurie nuolat primena apie save, nuolat tarsi drenuoja jos gyvybinę energiją, per tos prisiminimus vėl aktyvuojasi senos emocijos ir vėl ta energija tų emocijų, vibracijos ir kokybės kažkur iškeliauja. Ir tai nieko gero kartais, jeigu yra labai nesveiki saitai, net jeigu tie žmonės lieka gyvenime, bet norime, kad tie mūsų santykiai evoliucionuotų, keistųsi energetiškai ir kartais praeities įvykių suformuotus saitus geriau nutraukti, paleisti, užgydyti ir kurti naujos kokybės pagal mūsų naują brandą, naujus gebėjimus, naują vidinę stiprybę ir gebėjimą apsaugoti save nuo mums nepalankių įtakų ar spaudimo. Labai tiktų apsivalymo praktikos, atleidimo, paleidimo, saitų nutraukimo praktikos, ypač su frankincense ir dar labiau kombinacijoje su arbatmedžiu. Arbatmedis yra toksai chirurgas, kuris padeda pašalinti tuos saitus negatyvius ir visas parazitinius tokius prisisegimus, kas padėtų. Taip pat ryšio su kūrėjų stiprinimas, dvasinė praktika, meditacija, tai, kas leistų tiesiog pakelti, išplėsti sąmonę ir tada būtų patenkintas giluminis poreikis jausti tą saugumą ir vedimą ir būtų atkurta vidinė ramybė. Galėtų nustoti bėgti, pajutusi didesnį saugumą būti, saugumą. Jaučiu, kad Aušra praėjusi šitą kelią, šitą sveikimo, gyjimo kelią, augimo į save, atsiskleidimo kelią, supras, koks malonumas yra būti, jausti ir leisti savo tyrinėti, kūrybiškai išreikšti save. Jaučiu, kad čia labai daug tokio smalsumo, noro tyrinėti ir kūrybiškai išreikšti save, atsiskleis, paleidžiant tą visą įtampą, stresą, liūdesį, baimę sustoti, baimę būti su savimi. Toliau vėlgi iš frankincense ir arbatmedžio turiu įtarimų, kad per tas patirtis, žinote, kaip sakoma tas posakis, jeigu su vaiku elgiamasi labai labai negerai, jisai padaro išvadas ne apie tėvus, globėjus, kas su juo netinkamai negerai elgesi, o apie save, koks jis yra. Ir tai yra taip liūdna suvokus. Ir toks jausmas, kad Aušra nešiojasi savo energetinėme lauke ir ląstelinėje atmintyje iškreipta neteisinga informacija apie tai, kas jinai yra. Jos sielos kokybė, tikroji ji yra
kitokia, negu jinai pati įsivaizduoja ir yra įtikinta, kad yra. Nemato to, kaip yra žmogus sukurtas pagal kūrėjo atvaizdą, bet kiekvienas mes unikalus, atspindim kažkokį unikalų kūrėjo aspektą. Ir jai, žvelgiant į save, jinai mato į truputėlį netikslų, tarsi raibuliuojančiame vandenyje dėl viso šito bagažo, nuo kurio aktualu ne tik apsivalyti, bet ir atitaisyti teisingą vaizdą, teisingą savęs suvokimą, teisingą informaciją. Ir vėl pasaulyje išreikšti tą į ją įdėtą kūrėjo intenciją. Gali reikėti pagalbos paleisti kalties, gėdos, nepasitikėjimo savimi jausmus, primestas programas. Ir kai šitą mes jau peržvelgėme. Vakar po vidurnakčio sėdėjau, analizavau, mąsčiau. Tai pasižymėjau, kad ir kiek norisi bėgti nuo savęs, kad ir kur nubėgsi, štai tu ir ten, su visu savo bagažu. Ir bet kuriuo atveju jisai kantriai lauks, kol bus iškuoptas. Ir pasirinkti eteriniai aliejai, jų aromatai, jų vibracijos padės tarsi chirurgiškai pašalinti tas neteisingas programas, klaidingą informaciją, energetinius prisirišimus, saitus, parazitus, kad ir kas palaiko toliau ir skatina vis pasinerti į negatyves emocijas, jos ir vėl užplūsta, ir vėl išlenda ir Nina jų tiesiog palikti praeityje, tiesiog paleisti. Nes jos yra gerai prisisegusios vienokiais ar kitokiais būdais. Reikia apvalymo, atkurti teisingą informaciją, savęs kaip sukurtos pagal kūrėjo atvaizdą suvokimą, nusimesti nepriklausančias jai atsakomybės už kitų problemas. Čia tokia nedidelis papildomas aspektas ir nešvaistyti laiko, energijos, talentų veltui arba nevertiems. Tai yra reikia būti tinkamu žmogum, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, tarp tinkamų žmonių, kur tu gali duoti savo talentus tiems, kam jų reikia, už atitinkamą lygiavertį atlygį. Bet jeigu darai kažkur ne ten, ne tam, ne tą, bandai duoti daugiau iš noro galbūt savo vertę įrodyti, tai iškreipia ir davimo ir gavimo pusiausvyrą ir galiausiai išsekina. Taip, darbas su transformaciniais kvepalais rezultate atves į lengvumą, didesnį atsparumą žemyn traukiančioms emocijoms, stresams. Net jeigu gyvenime ištiktų vėl tie trigeriai, po ciklo su šitais transformaciniais kvepalais turėtų būti kaip bujus. Jį galima nutempti žemyn, o jis ir vėl į paviršių. Tai jos ir tikslas paleisti liūdesį, gėdą, kaltės jausmą ir jausti tokį lengvumą, erdvę, laisvę ir gali aiškiai mąstyti. Ir turi erdvės, turi laiko, turi tarsi vidinio resurso, yra kur mąstyti, yra kur spręsti, daryti kažką, keisti kažką, nes yra erdvės tam. Vidinis tai pojūtis, bet kai jau viduj tą jauti, tai ir iš išorės pasidarai to laiko erdvės, nes nebesi bėgime ir neskubi savęs užkrauti tuo, kas tarnaus kaip pasiteisinimas, neturėti to laiko savo ir darbui su savimi, tam tikrajam darbui su savimi. Ir jaučiu, kad ten dar labai atsiskleis tikroji misija ir savirealizacija. Jaučiu, kad jinai galbūt tam tikrų asmenybės augimo etapų, tai kur jinai atėjo ir buvo optimaliausias variantas ir erdvė, vieta, galimybė mokytis aktualių įgūdžių, žinių, gebėjimų, bet jaučiu, kad laikas augti toliau. Ir ten bus labai daug kūrybingumo, kai jinai nusimes tą bagažą, tos parazitinius visus saitus, tiek daug liks jai gyvybinės energijos kurti, džiaugtis, spinduliuoti. Aš nekantrauju pamatyti, kuo visą tai virs. Daug yra užsispyrimo, nenoro sustoti, nenoro paleisti, nenoro
išgirsti kitaip negu pati masto, ten, kur atsisako dar girdėti ir judinti ir klibinti ir kur toks užsispyrimas dar yra laikytis. Bet galiausiai yra ir nuovargis nuo to bagažo ir jis labai daug kainuoja jėgų įtemptis. Manau, kad džiaugiuosi, kad Aušra pasidarė šitą aromatestą, džiaugiuosi, kad naudoja transformacinius kvepalus, nekantrauju išgirsti apie rezultatus, apie pokyčius. Kaip sakiau, šiuo metu labai tiktų praktikos saitų nutraukimo, tiesiog tai labai paprasta vizualizacija. Gali turbūt visi pagalvoja, kaip tai turėtų atrodyti, sukursit būtent tai, ką reikia. Saitų nutraukimas, apsivalymas, šviesa, kūrėjo prašymas apvalyti nuo visko, kas man kenksminga, kas yra ne mano, kas man neį naudą, pašalinti iš mano energetinio lauko ir gyvenimo. Tai gali būti maldos pavidalas, tai gali būti meditacijoje, vizualizacijoje atliekami energetiniai procesai su šituo aromatu pagalba, kurie įneš tą poveikį, kurio reikia į energetinį lauką ir sąmonę. Na ir su Ylang Ylang jaučiu, kad tiesiog reikia tų mažyčių džiaugsmo akimirkų pribarstyti per savo dieną. Tiesiog mažyčių pauzių susijungti su to, kas teikia džiaugsmą, malonumą, leidžia taip moteriškai, mergaitiškai beveik pasidžiaugti savo gražiais mažais dalykais. Kol kas greta apsivalymo jau tai bus nelengva. Padaryti tai kaip apdovanojimą savo už visą tą darbą, tą sunkesnį, tą išsikuopimą. Tiesiog tokių pribarstyti savo mažyčių džiaugsmų, leisti savo kažką malonaus. Tai gali būti ir tiesiog kvėpavimas Ylang Ylang aromatu su pozityviom afirmacijom ir pripildant save gerų emocijų, bet aš siūlau išplėsti. Tuo aromatu galima drąsiai kvėpintis dienos eigoje, tas mažins stresą, padės atsipalaiduoti, susierzinimą, pyktį, užslėptą, užgniaužtą į kepenį susipakuotą paleisti, kurio išorėje nesimato, žmogus minkštas, šiltas, atrodo, jisai nemoka pykti, bet tai todėl, kad viską užgniaužiam. O reikia mokėti sveikai pykti, nes pyktis yra sveika ir labai labai vertinga reikalinga emocija, leidžianti nubrėžti sveikas ribas ir pastovėti už save ir už tiesą, ir už teisybę, atsispirti neteisybei. Reikalingas sveikas pykčio išreiškimo būdas, nesakau, kad destrukcija. O su Ylang Ylang siūlau dar pribarstyti kaip prieskonių mažyčių džiaugsmų po savo kasdienybę. Čia pauzė, čia skanus kavos puodelis, čia galbūt afirmacijų skaitimas, čia galbūt pauzė, galbūt mėgstama muzika, galbūt pripildyti tokių mažyčių apdovanojimų savo, nes aš to verta, nes aš esu gera mergaitė, nes aš esu ne tik gera mergaitė, aš esu ir šauni moteris, ir šauni visi vaidmenys, kuriuos tik tais atliekame gyvenime. Ir Ylang Ylang aromatas leis kartu su tom praktikom, tokiom, kurios teikia džiaugsmą, maitinti tą vidinį vaiką, palepinti jį ir priminti jam, kad jis ne tik skriaudų gavo gyvenime, bet jis ir daug džiaugsmo gavo ir tarsi viskas išsibalansuoja ir kai džiaugsmų ir teigiamų dalykų tampa ženkliai daugiau ir džiaugsmo daugiau, tie maži tokie nemalonūs incidentai, juos lengviau paleisti pyktį, nuoskaudą ir viskas. Aš renkuosi būti šviesoje. Aš renkuosi šviesoje, švelnume, minkštume, atvirume, aš renkuosi nebeįsitempti, nebesusikaustyti, nebeužgniaužti savęs, savo kvėpavimo, savo gyvybinės energijos tėkmės. Tad, Aušra, kai žiūrėsi šį video, apkabinu tave iš toli, tikiuosi artimo laiku apkabinti ir gyvai. Ir būtinai pareigingai kasdien naudok ir mėgaukis šiais aromatais. Ylang Ylang, pipirmėtė bus tiesiog resursas sumažinti stresą ir atsigauti, palaikyti jėgas ir stiprinti minčių aiškumą, bet Ylang Ylang sujungs su mažais džiaugsmais, o frankincense ir arbatmedį panaudok giliam apsivalymui, išsikuopimui ir ilgainiui suprasi, kas tavyje vertė
likti tam tikruose santykiuose ilgiau negu buvo būtina, ne tik fiziškai, bet kas ir tą emocinį energetinį saitą vis tiek palaiko, verčia grįžti prie tų emocijų, o arbatmedis ir ypač su frankincenso pagalba, tokia aukštesnė dar dvasinė gaidelė, padės paleisti pačias vidinės priežastis, kodėl tebe parazituoja pas tave tie seni praeities įvykiai, santykiai, saitai energetiniai. Ir tikrai taps žymiai lengviau judėti į priekį. Beje, tavo pasirinkimuose tobulai atsispindėjo visas tavo intencijos. Ylang ylang atkurs ramybę, vidinį komfortą, padės atsipalaiduoti. Frankincensu arbatmedžiu padės paleisti praeities įvykius ir negatyvius saitus. Na, o pipirmėtė suteiks aiškumo, ryžto, drąsos judėti į priekį. Viskas kartu sinergiškai yra būtent tai, ko tau individualiai reikia. Siūlyčiau iš tų nepatinkančių aliejų arba lemongras, arba oregano kol kas mikro kiekį, nedidutį, įmaišyti į šitos kvepalus. Nutmę gal palikim trupučiuką vėliau, pažiūrėsim, kaip reakcija į jį keisis, ar jisai pats pasitrauks iš tokių gilių minusų ir taps neutralesnė reakcijai, ar vis tik reikės su juo padirbėti. Bet siūlau pradėti gal nuo lemongras ir oregano. Ačiū visiems uždėmesį, kam buvo įdomu perprasti, ką gali atskleisti, ką gali duoti aromatestavimas. Tai čia yra tik informacinė ir kartais, aš sakau, pramoginė dalis, kai kažką apie save sužinai, kažką apsvarstai. Bet svarbiausia dalis, kai vyksta gyvenimo pokyčiai, transformacija, yra, kai naudoji savo transformacinius kvepalus mėnesį laiko ir stebi, kas vyksta tavo gyvenime. Beje, naudoties reikia sąmoningai, su tokiam mažom paprastom rekomenduotom praktikom, bet jeigu jas atlieki sąmoningai, žinot, geriau 30 sekundžių aukšta kokybė, negu valanda meditacijos imitacijas. Tai jeigu domina aromatestas asmeniškai jums, aš pridėjau prie video nuorodą, kur galite rasti kontaktus specialisčių įvairiuose miestuose. Jeigu norėtumėte išmokti, kaip atlikti aromapsichologinį testą, kurti transformacinius kvepalus, duokite žinią, pasižymėsiu jūs, kad informuoti, kai rinksiu sekančią grupę, sekančiam kursui. Arba po truputėlį automatizuoju tą kursą ir galima bus į jį jungtis įvairių laikų, kada nori laisvų grafikų ateinantiems ir individualiai per kursą einantiems studentams. Tai ačiū uždėmesi, laiką, žinau, kad buvo ilgesnis, bet, ėjom giliai, ar ne? Ėjom giliai. Lauksiu jūsų komentarų, žinučių, nuomonių, įspūdžių ir ar norėtumėte pasidaryti testą savo. Iki.